de sabia, sarike, kašingele, marakaš. Sveiki, mėly sekėjėliai. Nepaslaptis, ko mes čia visi susirinkom. Skrendam į Madridą. Ilgas skrydis, 10 valandų. Tai gal netgi dar spėsim ir Milane pabūti. Bergamo. Hebrytė jau tenais, ruošia techniką, o mes dar keliaujam. Tai pasimatysim vėliau. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Labą rytą visiems. Štai mūsų mažasis Fiatas. Ten už kampo autobusas stovi. Kaip ir gavom vietą, kur viską pasiruošti. Tai yra čia. Bet kadangi viskas yra didelėje palėtėje sukrauta, ko mums reikia, tai yra autobuse. Autobusas pilnas, taip kad iškrovus klausimas, ar susikraus atgal. Tai nusprendėm neiškrovinėti čia palėtės ir po to vėl nesukrovinėti, tada važiuoti trasą, vėl trasą iškrovinėti, po varžybų vėl sukrovinėti, tai nusprendėm tiesiai važiuojam šiandien kažkur prie trasos, pasistatom viską ir rytoj visą dieną darbuojamės prie mašinos. Tai kad tiesiog nežais to žaidimo iškraut, tuo labiau, kad Mindaugas su Repu atvyks tik tai šiandien vakare. Tai rytoj šoksim viską ir pasidarysim. Bet labai ačiū šitiems žmogeliams, pažymėsiu, sunkus ispaniškas vardas nesimenu. Tai pažymėsiu šį, ačiū jiems labai už pagalbą, nes padėjo ir surado, kur šiandien čia permiegot, ir kur pastatyti saugiai priekabą, ir kur pavalgyti, viską suorganizavo, tai vat, labai didelis dėkui jam. Bet šį kartą nepasinaudosim garažo paslaugoms, o keliausim tiesiai į trasą. Taip kad bandom susikrauti likusius daiktus į tą autobusiuką ir dar 30 km iki trasos. Nu, šalia trasos navigacija rodė, kad čia yra degalinė, kurioje pilamės iš kortas, bet nedavė su ta korta, užsipyliau taip degalų ir jie man ispaniškai, aš jiem lietuviškai, tai vat susišnekėjom ir teko pačiam eiti už kasos, išsiversti ir išsirašyti sąskaitą faktūrą. Su nuotykiais, kaip sako. Ką, iki trasos 2 minutės, nu gal 5. Ir kažkur bandysim priparkuoti ir palikti sąstatą iki rytojus. Hello everybody, welcome to the 2025 Drift Masters season. We're excited to share some changes we've made to make our events more competitive for you and even more thrilling for our spectators. Starting procedure. This year, we're updating our starting procedure. The starting chicane has been completely removed. From now on, the chase driver will position themselves approximately 8 metres behind the lead car in a designated area. This setup will make it easier for fans to recognise which driver is leading and which is chasing. The chase driver is allowed a slight rolling start before the lead car begins, making it easier to stay close from the get-go. Start line system. A new start line photo cell will monitor whether the lead driver starts within the correct time window. Once the start procedure begins, when the starting marshal activates the lights, the lead driver has 4 seconds to prepare and 1 second to cross the photo cell after. Let's go! Važiavam susirinkti kolektyvo, bet kadangi ten toks kabo juodulys, tai jų skrydį nukėlė į šitą Valenciją, tai yra beveik 300 km nuo čia. Tai va, kai atrodo, kad 10 minučių liko ir pasimsim Hebrą, o iš tikrųjų yra kitaip. Tai galvojam, kaip čia padaryti. Nes bandžiau užbukinti jie mašiną, kad iš karto sėstų ir važiuotų, bet mašinos užbukinti neleido. Tai tikiuosi jie nusileis ir jiem leis pasimti mašiną ir dalėkti iki čia. O kaip mums seksis toliau, pamatysit. Iššūkių stočiai. Ką, mėly sekėjėliai,
skridom į Madridą, bet atskridom į Valenciją. Habibis ateina. Žodžiu, situacija tokia, kad skrendant prie Madrido, dispečerinė neleido leistis lėktuvui dėl blogų oro sąlygų. Ir mes sukom ratais kokį pusvalandį, gal daugiau. Ir tuo metu pilotai nusprendė, kad skristi į Valenciją. Nežinau, kas tai įtakojo, gal kuras pasibaigė ar kažkas, degalai. Tai atskridom į Valenciją, dabar sėdėm lėktuve, nieks mūsų neišleidžia ir laukiam tolimesnio sprendimo. Ar jie dasipils degalų ir kažką tai ir skrendam į Madridą, ar jie paliks mus čionais ir mes nuomojamės mašiną ir važiuojam į Madridą. Tai va. Linksmai. Tai, žodžiu, greitas toks, kad pilotai ten su kažko priėmė sprendimą, kad visgi skrisim atgal į Madridą. Tai kol kas nieko nepaleidžia, kaip matau, pila degalus ir manau, kad skrisim atgal. Skrydis neilgas, apie pusvalandis, valandėlę, tai turėtumėm greit nuvaryti. Tai džiugu. Nereikės trankytis per visą Ispaniją, visą naktį. Tai va. Keep in touch. Gerai būtų. Man tai kas gerai būtų? Oba. Taip, jau matai viską. Tavo jau reiktų, ne? Man reiktų. Reiktų Lietuvoj.